Pirma, tai yra labai gerai atrodantis gili kostiums, jis tikrai atrodo kaip natūrali žolė, jeigu atsigultumėt, aš net nedvėjoju, kad jo nesimatytų ant panašaus tipo žolės, bet įdomioji dalis yra, kad jis blokuoja terminį vaizdą. Tai yra ganėtinai įmonės paslaptis ir jie turi patentus tai technologijai ir taip toliau, tai man taip konkrečiai neatskleidė, kaip tai vyks, bet terminis vaizdas beveik nefiksuoja šito kažkaip paviršiaus, nors terminiai prietaisai jie matuoja šilumos skirtumus ir tas audinys jis vis tiek sušyl, bet kažkokiu būdu ir dabar rodau jums paveikslėlį ir ten matos iš tikrųjų du žmonės, vieną matot labai aiškiai, o kitą praktiškai visiškai nesimato. Tai labai įdomi technologija, turint omeny, kad šiais laikais visur yra dronai su termokamerom ir šiaip visur pilna termokamerų. Audinys, kuris sugeba, nors ir dalinai, bet labai panašu, kad didžiąją dalim užblokuoti visą terminį spinduliavimą, yra kosmosas. Aišku, liūdnoji vieta yra, kad toks gili kostiums, toks gili kostiums, kainuoja apie 30 000 eurų, tai jo, yra ir kaina su tuo. Tęsiam toliau savo pažintis mforstack ir getbags.com.